Sveiki, sveiki, kadangi nemažai gavau 2 dėžes netgi, tai darau video ir pasidalinsiu, kasgi čia yra. Taip gal. Taip. Tai jau aš dėžes, kad būtų greičiau atidariau. Mūsų apsaugos. Ir taip. Nanotechnologijos dantų šepetėlis, kurį naudoju, jau nežinau, gal 4, nes mėgstu pakeisti. Kas mėnesį, kas 2. Ir kas man įdomu, kad jis atkeliauja pas mane vis kitokios spalvos. Žali buvo, mėlynas, melsvas, žalias, dabar gavau rožinį. Tai jų matyti yra įvairiausių spalvų. Toliau mes čia turime. Taip, dušo gelis, citrusų ir pačiuolių. Štai tokia tikrai didelė talpa, 250 ml. Veganiškas produktas, labai malonus, labai mielas toks įpakavimas, blizgus ir vonioj puošmena. Esencinis aliejus, pirmąjį pabandymui pasiėmiau iš Čiogan esencinį aliejų Ylang Ylang. Štai kaip atrodo. Kadangi diffuzerį turiu, net įdomu, koksai čia kvapas. Taip. Užuodžiu, žinokit, anyžiaus, kurio nemėgstu, anyžiaus kvapą, tai nežinau, reikės, galima bus pamaišyti, jeigu labai jau erzins, tai su kažkokiu mandarinu, apelsinu ar citrinų kvapu. Pure Sweet, saldžiųjų migdolų aliejus, dabar jis pas mus nauja pakuotė, Lolum, nauja pakuotė. Tai nežinau, jau 3 gal buteliukas pas mane. Koks mielas. Natūralus aliejus plaukams, veidui, odai, kur problemos yra ar ne problemos. Aš mėgstu vakare, nusiprausus veidą, tai su juo patepti veidą. Labai gerai drėkina. Ir dovanų labai faina buteliukas. Tikrai. Toliau pasiėmiau irgi naujieną, man naujieną, kadangi kompanijoje yra matiniai lūpdažiai. Nereikėjo pasidažyti, būčiau pasidažius. Bet štai. Kokia ryški. Labai drėkina. Labai geras, mėgstu tokius. Ypatingai, kai reikia greitai, pavasarį, vasarą, artėja, sausėja lūpos, tai tikrai bus nebloga tokia spalvytė. Tvarkoj. Dar vienas bus į mano kosmetikos kolekciją. Taip, mes turim price list. Olfazetos, tai yra mūsų kvapieji dušo geliai ir kremai pagal kvepalus. Ir mes gaunam visą, netgi į siuntinį įdėtą kainoraštis. Toliau, rankų kremas, kurį turėsiu išsiųsti Jurgitai. Žinau jau šitą. Ir vėlgi mano kaukė, tikrai ilgai jos užtenka ir labai gera kaina. Tai yra aloe vera plaukų kaukė. Taip pat kaip ir aloe vera šampūnas. Tai plaukų kaukė šalia nuostabiai atgaivina plaukus ir taip toliau ir suteikia purumo. Labai geros dėžės, tokios tvirtos, aš kai kurias pasilieku, dar kai kur panaudot. Kai ką susidėt, kai kam išsiųst, galbūt tokie siuntinukai, kai įdėta mažų dėžučių, pavyzdžiui, jeigu turit kam siūst klientams, tai irgi tokių pridėta mažyčių dėžučių galima panaudot. Kodėl?
Taip. Vėlgi mūsų, čia jau tokie smulkesni galbūt sudėta, nu tuoj pasižiūrėsiu, čia ne. O čia kolagenas. Štai kaip jisai supakuotas visiškai atskirai. Tai yra naujas, patobulintas ir kvapas, ir sudėtis mano grožiui, mano sveikatai. Ir dėžutėje yra 30 atskirų pakelių, kurie, jie kvepia, na jo, kvapas tai tikrai kvepia persikais ir eisiu išbandyti, nes turiu specialų ir plakiklį tokiems, kaip tik specialiai nusipirkau, būtent, kad suplaktų. Šiame viename pakelyje kolageno yra daugiau nei dienos norma, tai 12,4 miligramo, 21 gramas paties kolageno, kai dienos norma tik 10 gramų. Ir plus yra vitaminai B, vitaminas C, vitaminas H ir daugybė, daug amino rūgštys, cinkas, B12 vitaminas. Va čia viskas yra surašyta. Tiesiog apie šitą kolageną mes turim labai daug informacijos. Tai yra vienas produktas, kuris gali būti naudojamas vietoj visų vitaminų. Tai naudojant kolageną, plaukai, nagai, oda, kaulai, sąnariai, viskas nustos skaudėti ir bus tik tai nauda. Taip, toliau. Na ir didžioji dėžė. Dar viena dėžė, kai smagu, kai tiek daug atkeliauja. Taip, mes iškliukam šitus. Ir mūsų kavytė. Pas mane yra Nespresso aparatui kavytė. Dabar aš jau pamėgus esu bailio. Skonio pakeliai yra 15 metų. Kavyčių, tikrai kaina puikiai. Ir kitą paragausiu nočiolino. Paragausiu ir pasidalinsiu, kaip to nočiolino bus naujiena čia man. Prabangus namų kvapai. Štai, iš karto išsitraukiau, jie atskirai yra lazdelės, namų kvapai su lazdelėmis. Kodėl prabangus? Todėl, kad jau pats ženklas ir įpakavimas ir viskas tikrai atrodo, ir pats buteliukas atrodo prabangiai, o jau kvapai yra 6 kvapų. Ir šį kartą vėlgi naują kvapą pasiėmiau. Štai dėžutė taip atsidaro, įsivaizduojat, kokia būtų puikia dovana. Ir mes galim įsijimti, kadangi čia man bus. Štai taip. Čia įmesim. Ir dedasi lazdelės. Čia jų tikrai nemažai. Čia jų yra. Net įdomu, man dabar 8 net lazdelės. Ir va taip. Tokio buteliuko 100 ml man užtenka 2 mėnesiam. Tikrai aš mėgstu juos ir apversti lazdeles, ir kartais savaitę sukratom kvapą. Tai didesnėm talpom aš naudoju tualetui voniai, nes padėjus tualete tai kvepia pas mane aplinkui ir koridorius. Bet didesnėm talpom mes turime 200, 500, turime litro ir netgi, ne, turime 1,5 litro ir netgi 3 litrų. Tai jau labai didelėm talpom, kur restoranai, kavinės, viešbučiai ir taip toliau. Ir kvepalai. Kvepalai tai yra 132, kadangi
O uošius mėginuką, iš karto pasakiau, kad, oi, ne, atsiprašau, ne kvepalai, pasirodė, kad dėžutėj tai yra akiniai, vėlgi prabangios mūsų kolekcijos, prabangioj dėžutėj, gražiai supakuota, tinka dovanai. Yra štai servetėlė nuvalyta akinukams ir yra maišelis, į kurį mes galim įsidėti. Ir dar vat, visa instrukcija į dėžutę. Na tikrai, pavyzdžiui, kaip dovanom, jeigu žinom, kokią mėgsta arba išsirenka pats, na, mano va štai tokie. Nenorėjau labai didelių, nes dideli galbūt netinka, iš tiesų labai tvirtas plastikas, vat, su įspaudais, su visais ženkliukais. Na, va, kaip kartas, kaip man išsirinkau, tikrai, nes iš daugybės išsirinkti labai sunku. Žodžiu, labai faini. Labai jaučiasi, kad geros kokybės apsauga. Jų apsauga, aš kiek žinau, 3 yra skaičiukais, 3. Labai tvirti, labai tokie mieli, simpatiški ir puikioj dėžutėj, kuri galima ir dėžutėj laikyti, kai kas netgi, ypatingai kas mašinose, tai sakė, netgi dėžutę ir dėžutėj laiko įsidėję, neišmetė nei dėžutė. Štai kur mano kvepaliukai, labai įsivaizdavau, kad turi būti tokie dideli. Tai yra 132 panašus į My Way, kas žinot. Ir taip, pirmas toks buteliukas, pirmą tokį mažytį buteliuką turėsiu, 35 ml. Štai koks mielas, jį galima įsidėti į rankinuką. Ir sukratyti reikia prieš purškiant. Taip, gėlių aromatas. Ir toks neypatingai gėlių saldus, bet gaiviai saldus. Tai vat, kol kas, tai yra mėginukai naujo. Ir kol kas tiek. Dar vienas price list. 2 net įdėta. Price list. Skalbimui. Visi 3. Paskui padarysiu plačiau apie šitą skalbimo priemonės. Taip, apie skalbimo priemonės ir valymo priemonės aš tik tai dabar parodysiu. Pasiėmiau aloe vera sulčių, tai su goji uogom ir su žaliaja arbata. Vat, tai dabar kiekvieną rytą gersiu vandenuką su aloe vera. Na ir, aišku, skalbimo mašinų valiklis. Pilsiu dabar po pusę. Tai yra spray, purškiklis, kas turite gyvūnėlius ir, sakykime, kad panaikinti kvapą, tai purškiame. Išbandysiu, nes turim gyvūnėlį. Mobile Brill. Šitą pabandysiu aš ne tik baldams, tai vat yra medžiaginiams baldams galima pabandyti netgi apmušalams, sėdynėms mašinuose ir taip pat pabandysiu aš kilimui. Kilimui va šitą turėjau omeny nusipirkti. Nauja pakuotė Brill VC, Brill Home serijos kolekcijos. VC, kadangi turiu VC iš Čiogano kolekcijos, tikrai labai geras VC Brill. Tai dabar yra Brill VC. Dar bus geresnis.
ir degryzeris, be kurio niekur. Tai va, tiek šiam kartui, gerų dalykų ir viskas čia man ir mano naudojimui. Taip, kad labai džiaugiuosi naudodama ir naudoju šias priemonės nemokamai. Kompanijoje uždirbu bonusus, iš kurių perkuosi šitą gėrį ir taip pat noriu pasidalinti su jumis šitų gėrių. Tikrai klauskit, jeigu kas sudomino, užsakysim, dar spėsim užsakyti, jeigu kokių valiklių, tai ir iki Velykų, kad spėtumėm pasipuošti, pasigražinti namus. Ir taip pat ir sveikatai, ir grožiui produktų turim begalę.